3, 2, 1. Sveiki, hebrytė. Noriu, tokį padaryti, tokią rubriką, kurią pasitengsiu leisti dažniau, gal kokį kiekvieną reguliariai. Tu, teisingas žodis, malonės. Čia mano lietuvių kalbos žodynas, jeigu ne, irgi lenkiškas, bet lietuvių kalbos žodynas. Stengtis dažniau leisti, gal kokį stengtis kiekvieną trečiadienį bandyti, kad būtų biški daugiau kontentų, kad turėtumėt ką pažiūrėti laisvalaikiai. Tai va, pristatau jums Robertą, čia yra mano labai geras draugas, iš senų laikų, kartu mokykloje mokėmės ir jisai paskutiniu metu man labai padeda, jisai yra už kadrų tų visų video, kuris žiūrit, jisai yra mano operatorius. Šiandien žiūrėsim farus. Jeigu jums patys šitą rubriką, tai aišku, dėkit laikus ir rašykite komentarus, ką mums pažiūrėt, nes žiūrėsim ne tik tai kažką juokingo, gal kokį nors talk show, gal kokius nors Lietuvos blogerius. Žodžiu, jeigu turit kažkokį pasiūlymą, ką mums pažiūrėt, rašykit drąsiai komentarus ir mes tai pažiūrėsim kartu su jumis, pažvengsim, paplepėsim, užsirausim ant heito, nu karoči, kažkaip taip. Važiuojam? Važiuojam. Jie dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Vilnius. Gautas pranešimas apie kraupią avariją. Ekipažas skuba įvykio vieton. Labas vakaras. Yra ten žmonės? Gal tada jūs važiuoti prie jų. Gali būt, kad ten rajonas jums. Filmuoja tai zaibys. Man patinka kadras. Nu, tikrai. Kaip action filmuose. Ble, šiek, ant šono guli. Medžias, matai, čia mašina? Jo, matau. Yra. Mes kaip ir visai kartu vienas kitą važinėjom. Galit važiuoti. Čia nesimato visi. Neteisingai važiuoti. Kaip žostkai susivartęs. Verkia, kad moteris, man atrodo. O jūsų kiek ten yra, sakykit? Stipriai suniokotame automobilyje 2 keleiviai. Įvertinus situaciją skubiai iškviesti ugniagesiai gelbėtojai ir greitosios medicininės pagalbos ekipažas. Nu, mes čia žostkai pradėjom, kažkoks žostkas epizodas. Nu, tikrai. Farai visada būna juokingi, o čia, karoči, iš pat pradžių, ble, tokia žostka avarija. Čia yra vyras su moterim, bet žiūrėkit, va čia geriau matosi, jisai va prie pat šitos pusės. Nematai žmogaus, žiūrėk, čia geriau matosi. Čia pro langą išsikyšė. Čia va koja kulė, saka. O ten jinai, aš kaip supratau, ar ten moteriškė. Šiek koja kulė. Sorry, čia nejuokinga, bet juokinga. Čia atsiminė, kažkada buvo vidosas, kur fūra nuskinė A3 ir bachūras toksai sako, ką čia, ten vairuotojas be rankos liko ir bachūras sako, ką čia tas mums nuskinė, va? O kur ranką rado, žinai, man tai klausia, sako, o ranką tai va ten, kitoj pusėje, į momentą vaikščiu, ranką rado. Nu, karoči, ten irgi, ir bachūrai toks laimingas dėl to, kad ranką rado, karoči, irgi žopa, tai, karoči, mes nesijuokiam iš nelaimės žmonių, Tiesiog, debilai. Situacijas. Ir filmavimas. Situacija irgi jau. Ir ten kas... Jo, dviese ten yra. Šioje Belmonto gatvės vietoje yra staigus posūkis. Vairuotojas nesuvaldė Renault Megane automobilio, kuris nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies ir versdamasis užstrigo tarp medžių. Sprendžiant pagal visiškai suniokotą automobilį, vairuotojas stipriai viršijo greitį. Statom ant kojų, laikykite. Viršyt greitį ant Renault Megane. Įmanoma? Geras klausimas. Ar sugeba tą mašiną taip? 0-100 yra.
Būna. Ugniagesių užduotis kaip galima greičiau išvaduoti metalo nuolaužų užspaustus žmonės, kad medikai galėtų suteikti jiems medicininę pagalbą. Kaip sunkiai jie sužaloti, nežinia, todėl gali būti lemtinga kiekviena minutė. Naudodami specialią techniką, ugniagesiai karpė metalą tarsi popierių. Kaip skarbonkai tada. Nu tikrai su tokiam žirklėm. Tik nuėmus automobilio stogą, nukentėjusiuosius pasiekė medikai. Įtariant, kad gali būti lūžę kaulo slanksteliai, merginai uždėtas specialus kaklo įtvaras. Įtvaras imobilizuoja kaklą, neleidžia judinti galvos ir taip apsaugo nervus nuo galimo pažeidimo. Nukentėjusieji skubiai pristatyti į gydymo įstaigą. Vairuotojo blaivumas bus nustatytas padarius kraujo tyrimą. Buvo gautas pranešimas, kad Belmonto gatvėje įvykęs autoįvykis. Nuvykus minėtų adresu, radome automobilį, kuris buvo atsitrenkęs į medį. Atvykę gelbėtojai išlaisvino automobilyje buvusius žmonės, kuriuos medikai išsivežė į ligoninę. Kiek jiems pofik, aš čiūju, kiek jie prisižiūrėjo tokių avarijų. Bet tokie tipo, Prastas reikalas būna. Kiekvieną dieną, išsitaiškiai. Bravo, bet jie ten žostkai išsitaiškiai. Biški žostkai. Šiandien laidoje. Klausykit, duokit bananų ir vežkit namo. Muštynės Pilviškiuose. Pareigūnai nespėjo dėti antrankių visiems norintiems. Va šito laukiau, duokit bananą. Aš nuo faro va šito laukiau. Vyriški pokalbiai pakeliui į areštinę. Jeigu tau padaryčiau skaudžiai, ką tu galvotum? Aš negalvočiau. Ir netikėta žinia apie tai, kas valdo Klaipėdą. Lietuva valdo. Lietuvos pareigūnai valdo. Lietuva nevaldo. Kaip jūs. Ar kas, ar čia jūs valdot Lietuvą? A komanda iš Kauno nežino, kas yra negaliu. Ten vienas, čia dar vienas. Ragatkė. Pistoletas peilis ragatkė. Kauno rajono brigada. Dvi istorijos iš Šiaulių apie tai, kad reikia mažiau vartoti, o daugiau galvoti ir savo gyvenimo nekomplikuoti. Jeigu tau padaryčiau skaudžiai, ką tu galvotum? Aš negalvočiau. Ir netikėta žinia apie tai, kas valdo Klaipėdą. Lietuva valdo. Kodėl mintas sėdi tarp bakūro gale? Vienas važė apkabinės va taip pareigūną. To pačio vyksta. Lietuvos pareigūnai valdo. Lietuva nevaldo. Kaip jūs. Ar kas, ar čia jūs valdot Lietuvą? A komanda iš Kauno nežino, kas yra negaliu. Ten vienas, čia dar vienas. Dvi istorijos iš Šiaulių apie tai, kad reikia mažiau vartoti, o daugiau galvoti ir savo gyvenimo nekomplikuoti. Šiauliai. Dvi istorijos apie tai, kaip bėgo nuo vilko, bet ant meškos užšoko. Buvo gautas Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato pranešimas, kad pilietis tarpmiestiniam autobuse paliko savo piniginę ir kas gali iš ekipažo nuvažiuoti paimti. Nuvažiavus ekipažai rado autobuse piniginę, pilietis laukė komisariate, atvykus į komisariatą. Apžiūrėję atvežtą piniginę, pareigūnai rado joje galimai narkotinės medžiagos amfetamino. Čia kaip turi. O taip. Alio, policija, aš pamečiau metamfetaminą autobuse. Galit paimti? Žiauriai. Bachūras pats prisidavė. Šiuokas, kam eurų paliko, žinai, narkotinės medžiagos piniginė, toksai. Blet, koks variantas, ką galima pakviesti, kurva mentams paskambinti, tikrai netikrins piniginės. Negi jie patikrins, kad ten metų yra. Štai taip, kartu su pinigine vaikinas gavo ir areštinę. Kaip jūs
sugebėjai autobuse palikti piniginę? Nu nežinau, arba kišenė, va čia strukės būtų metęs išprūdą per kampą, arba nežinau, arba buvo pasidėjęs šalia sėdynės. Greičiausiai šalia sėdynės buvo pasidėjęs ir palikti. Tai apie pakelį pamiršai, kad jis yra? Jo, bet svarbiausia yra. Būčiau. Svarbiausia yra. O, geras. Būčiau nepamiršęs, nebūčiau niekas sakęs. Tai būčiau pats nepagavęs, būčiau taip ir palikęs tą piniginę, kas yra 10 litų ir keli popieriukai. Čia nieko nėra. Tas pats pusę ekrano per 20 litų tą būčiau. Блядь. Prašniojo atminti, kad aš dar pasėdės biški. Zdai, čia žoskai. Seniai vartoji? Ne, iš tik Retkarčiais vartoja metai, bet ant tiek žoskai, kad karoč pamiršta, kad piniginiai gramos guli. Išjungtinę progą. Per gimtadienį, kalėdas, Velykas ir... Tai? Geriau nevartoti, kai nevartoji. Per kalėdas, per Velykas. O, Jėzusas gimė. Dažniau galvoji ir gyvenimo savo nekomplikuoji. Vaikinas prašo pareigūnų pagalbos. Naktinio klubo apsauga jį sumušė ir atimė teisėtai laikomą ginklą. Buvau 3 valandas klube buvau. Apsauginiai ieškojo tipo manęs ir manęs nerado. Ir rado paskui tokį peilį, nu. Nesupratau, biškai. Tai va, sumušė apsauginį. Man numis. Apsauginis ant jo, užšoka. Dėl ko? Dėl to, kad va tokį plaštakį kažkaip dabar ten peilis. Pas ką? Pas mane. Ne plaštakė, o peteliškė. Tai specialios sandaros peilis, kuris įgudusiose rankose primena peteliškės sparnų mirgėjimą. O kam ne? Dar vienas toks pat. Labadiena, pareigūnai, mane čia apsaugos sumušė dėl to, kad peiliu grasinau. Aš čia su peiliu atėjau. Leisina dalyką rado. Sako, pareigūną paskambinsi, sakysim. Nešiojas tokį dalyką. Nu, savyginai nešiojas. Savyginai gali dujų balionėlį nešiotis, o ne plaštakį. Ten tokį plaštakį. Koks skirtumas? Iki čia net nedas tiek. Lentinę peiliuką tu negali turėti savyginai. Kodėl? Todėl. Iš žvejybą, va tokį peiliuką. Iš žvejybą, tai kai jis į žvejybą ir neškis, o ne į šokius. Nu, tai savyginai nešiojus. Savyginai, tu nesupranti, man rodos, lietuvių Tai kalbos. aš jo nenaudoju. Nenaudoju, kam nešiojas? Nu, jis Ir jie įsitikinę, kad jie teisūs. Jisai įsitikinęs, kad peilį galima nešiotis. Nu, jam pareigūnai sako, kad ne, čia savyginai, tu nesupranti. Blet, ko jie mąsto, aš nesuprantu. Nu, tipo, kaip jie mąsto? Čia tikriausiai irgi bus priešnios. O draugeliai. buvo net čia va toj kišenį. Tai kitą kartą Kalašnikovą atsineši savyginai. Ką? Nenaudoja, tai labai gerai, kad nenaudoja. Duota peilį. O tai na... Gerai, viskas priduodam. Kas tai primuša? Kodėl? Mane primuša. Kas tai primuša, einam peilį atiduodam. Va. Jeigu čia apsauginis, tai fakūras vapšė kažkaip prasileidot. Toj policijai priduodam, kas bus. Nu, tai prieš mane peilį buvo, nu, su peiliu šoka. Aš? Parodysim, yra peilis, viskas. Ne, baigit. Mes parodykit. Prieš ką šoka? Kas stumdė plodį? Žmonių paklausė. Yra atėdam, manau, peilį. Tau peilį yra atėdam. Einam. Einam, paklausė. Bet aš nieko blogo nedariau. Viską, tu niekais nieko. Tas nieko. Nori problemų, mes sakėm. Neblaivus viešoje vietoje. Tas sniegas. Gerai, aš nieko, все, einu. Važiuokit tą minusą. Aš galvoju, kur šiandien... Ir taip į diskoną. Į klubą su tokia. Šiauliai seniai, viskas tvarkoja. Atsiprašau. Šiauliečiai, nepykit. Čia pas mus va šiandien akūmė minusus pabėgo, tai radau. O, gerai. Vietoje konfliktas bare, muštynė su apsauga, grasinimai klubo administratoriui gatvės konfliktuose dažnai naudojamų peilių, peteliške ir tada jau galima kviesti policiją, kad padėtų. Aš dabar sakau, kad aš pasakau, kad aš klube prigėriau. O dabar sulok, kad aš prigėriau klube. Gerai. 10 sekundžių. Čia klube. Nu, kaip prigėjau klube? O, kaip jis ten išvis. Čia kaip galima klubė, kiek ten
Kiek pinigų turėjo su savim? Kad tiek prigerta. Peliuk, kraš. Pilk davai. Pilk arba papjausi. Čia savyginai, seniai, čia savyginai. 2 tram, čia kiek gert reikia prigert 2 tram? Aš kominis būčiau. Prie 2, prie 1,5, prie 1. Aš nuo alaus nuskrendu. Nu, čia dabar kulė reikėjo, ne ką kad kulėti. O tai dabar tokį stovyklų patleisi. Vidutinis girtumas ir spalvoti sapnai apie peteliškes ant kietų areštinės gultų. Kaip man patink, filmuok toliau. Praėjusioje laidoje matėte istoriją apie merginą iš Šiaulių, mėgstančią pakalbėti su pareigūnais, bet agresyviai besielgiančią naktinėme klube. Deja, čia įsivėlė klaida. Visa Farų kūrybinė grupė atsiprašo žavios panelės už nesusipratimą. Tai ne ta pati mergina. Išaiškėjo, kad tai 2 skirtingos panelės ir ši mergina neturi nieko bendro su konflikto naktinėme klube dalyve. Na, nežiūrėjome epizodą, nieko spręst, bet jeigu spręst iš šitų 2 kadrų, tai labai panašius. Viens vyrai viena. Pilviškiai. Patruliuojantis. Pilviškiai. Žinai kur? Žinau. Čia kada suvalgai cepeliną, tai jisai pilviškės atsiranda. Pareigūnų ekipažas pastebėjo viešoje vietoje išgerinėjančius jaunuolius. Tai, žodžiu, jaunimas nesibūliuoja čia prie tos parduotuvės. Vietinis haneris. Gaunam ne vieną skundą, paskui būna įvykių, supratot? Nu tai va, tai žodžiu, susirenkat viską įspėjimas, kad ne... O, seniai, raudonas golfas. Sakau, vietinis haneris. Nu. Nesibūliuot ir vykstat. Matau, esat negėrę nieko. Auksinė bongė kaip Volfuko, ne? Šalta. Dar 2, kiek, Heinz, kas čia? Šaltas Blia, kokie numeriai žiūrė. GMZ. Čia kaip tau. Nu, man reikėtų GMZ. Blia, zaibystas golfas, negaliu atsižvelgti. Viskas tvarko. Kompanija buvo sudrausminta, jiems pasiūlyta ramiai išsivaikščioti. Nepraėjus porai valandų gautas pranešimas, kad sumuštas vaikinas. Paaiškėjo, kad iš tos pačios kompanijos. Čia mes atvažiavom su broliu ir buvusiu klasioku, su kuriuo tu tai. Einam parodysiu, kuris. Vaikinui stipriai kliuvo. Jam išmuštas dantis. Aš neišmušiau. Kuris? Namo gali išvaryti. Čia tai jau nėra. Namo išvaryti. Faktas, kad namo išvarys. Sėgi, nebus toksai, kur kaip anie 2 pacanai. Labadiena, policija, čia su peiliu grasinau. Čia žinai šitas. Labadiena, policija, aš dantį žmogų išmačiau. Bet savyginai. Namo išvarė. Всё. Ate dantis, ante bachūrs. Nėra? O kur tas tavo brolis? Įtariamieji išvykę ar pamatę ateinančius pareigūnus greitai pasislėpė. Gerai, kurių vietų dabar tai sumušė konkrečiai? Tai aš iš viso nuėjau iššokit ir išeinant jis atėjo ir trenkė iš galvos. Ir po to jau į mašiną, kad jau važiuot namo, kad... Tai jis tau iš galvos išmušė dantį? Ne, čia sumušė. Po to šičia jis man dantį išmušė. Žiūrėk, eikit vyrai, davai, greitai. Kol pareigūnai kalbėjosi su nukentėjusiuoju, apžiūrėjo įvykio vietą, klube užvirė dar vienerios muštynės. Nu tai. Normaliai. Žinai, išeini toksai, o, ment, gerai, pizdinu. Čia kaip pas mus prie to, prie Micėlicos. Čia galima tiesiog atvažiuoti, stovėti ir ten, pofik, bus pareigūnai, nebus, susipizdins bachūrai. Eiliai. Dar tvorą. Į nugarą atskitą mes. Pilviškiuose yra tik vienas naktinis klubas, o karžygių čia, oho, kiek daug. Net nesulaukia, kol pareigūnai išvyks, vyrai pliektis pradėjo. Pamatę pareigūnus, mušeikos greitai įbėgo vidun ir prisėdo prie stalo, lyg niekur nieko. Tik šį kartą apgauti nepavyko.
aišku, reikia paplot tokiam. Bravo, bravo. Čia už durnumą ploja, žinai. Bravo, bravo, ale tu debilas, ten tai tik išėjo, tai susipizdinai. Jeigu vartoja, abudu vartoja. Kokios problemos? Ne jokios problemos. Ką? Skirstumės. Ne, neskirstumės, įsikviesime ekipažą, vešim juos čia po valį. Įtariamojo brolis pasiūlė tikrai brolišką sprendimą. Klausykit, duokit bananų ir veškit namo. Brolis brolį. Čia brolis broliui pasakė. Brolis sako, na, čia, žinai, dar važiuoti rytoj iš paraštinės, duok, va, biškį, pamuškit, visai susidrausmins ir paimsim į namo. Tas proto atsiras, kaip čia. O žuvis žuvį ėda. Klausyk, ant tiek proto turi, matai, policija... Nedaug išgėrė, aš nedaug išgėrė. Palauk, yra policija, matai, šalia dar turi proto čia imtis prie durų. Duokit bananų ir išeikit namo. Olė, duokė, graži mašina. Gaidynas baisus. Blaivas esate? Taip. Tai apsisukat ir einat linksmintis. Bet tai palės. Aš pasakiau, apsisukat ir einat linksmintis. Duokit bananų ir veskit namo, na. Mum patarėjų nereikia, duoka tu labiau, kai reikės nusisamdysim. Olė, kas čia šviečia, tokia gražią dieną. Blaivas susijo, naktis, na, kas čia šviečia tokią gražią dieną? Blaivas. Duokit jam bananų. Eik, švestis su tuo broliu. Ir jūs gal vedžiotojai kokį? Nu, svajūdėlį, gausi dabar. Išauklės tave vyrai, išauklės. Įtariamojo brolis niekaip nenurimo. Duokit bananų. Girdi, galėsi duoti, savo brolių bananų galėsi duoti, kai namie. Jūs duokit, aš būsiu. Automobilyje sėdėjęs įtariamasis taip pat atkuto ir nutarė pasikuisti pareigūnų automobilyje. Matei, uždarė priekinės durys pareigūnams, matei? Geras. Rankas už nugaras. Už nugaras rankas. Svajūnai, atsisės, ramėk. Svajūnai, atsisės, ramėk. Į vyrai. Atsisės, svajūnai. Atsisėskit, ramėk. Atsitraukit. Kaž. Bananų duokit. Kažkas ne taip su šiais broliais. Lengva jaustis kietam, kai stovi už nugaros. Kokia mašina čia, gaidynas, ne mašina, kažkoks vištininkas, ne? Čia pafilmuot. Čia kiek drąsumo reikia turėti prie pareigūnų. Debilumo. Drąsumo, aš manau. Čia debilumo. Debilumo irgi. Stovi iš pareigūnų. Sako, aš per gaidynus ne mašina. Bet ir bananų nepamirškit. Gaidynas. Tu pažiūrėk į mane. Gaidynas. Ko nelieščia? Всё? Žiūrėk, dabar šitą praminsiu. Jam bananų das. Dabar turi aiškinti. Duokit man bananų ir paleiskit. Vieno veiksmo pantomimo spektaklis baigėsi. Gerai, primaš. Vietoj aplodismentų antrankiai. Jūs tokią reklamą padarot. Nu, mentai, nu kaip Čia klaustrofobija išsivystė pasi. Čia dėl banano trūkumo. Kas čia reikia? Sako, kas čia reikia? Niekad antrankių neturėjai, broli. Turėsi, vaikinukas. Ble, čia du broliai. Pažiūrėkit tą veidą. Geras top kadras. Geras. Gerai. Uždėjai. Gerai. Kuris dar nori važiuoti? Dar pėstų? Normaliai. Nereikia. Ne, nu tai kad jūs
Stovėk normaliai, būk žmogus. Ateik prie draugo. Ne, eik iš šūną, dievė, į tavęs yra akis, baig. Tu žinau, aš gal broliu. Sako, ko čia dar ir tavęs yra akis. Du žodžius pasakiau ir mane surakinau, tai ką man tą daryti? Norinčiųjų užsidėti antrankius ir keliauti į areštinę vis daugėjo ir daugėjo. Gerai, dabar. Ne, nu ką, tiesa, kam vienam areštinės atėjot? Čia visi kartu bachūrai, va, du Ne, broliai, vieno draugelį. Brolis už brolį, draugą už draugą. Dabar jūs, mes dar turim įvykius. Visi įvykio dalyviai bus pristatyti į komisariatą. Buvo gautas iškvietimas iš Pilviškių miestelių, kad prie kavinės Magija bus sužalotas jaunuolis. Atvykus pagal minėtą iškvietimą, buvo grupėlė jaunuolių prie kavinės, kurie buvo neblaivus, buvo paprašyti nusiraminti eiti į kavinę, bet jie tada neklausė policijos nurodymų. Koks išgąsdintas pareigūnas. Koks jis pasimetęs, taip. Pirmą kartą kamerą pamatė. Nu. Čia kelinti metai. Čia gal 2-5. Oi, dar litai pas jas ten tai senai buvo. Toksai kažkoks... Šis nematęs jaučiu kamerų. Tai jis ten su tokia bandūra dar stovi. Pilviškais, jeigu pasakys. Kažkas čia per techniką pilviškais. Su tokia bazuka stovi. Ir su tokia dar lempa, kad bachūras net kameros nepamatė iš tos lempos. Nu ką, buvo panaudotos spec priemonės, kadangi priešinusi, pasodinti į automobilį ir pristatyti Vilkaviškio RTK įsiaiškinimui. Klaipėda. Gautas pranešimas dėl muštynių prie naktinio klubo Rimkuose. Mano brolį išvedė iš mašinas, sakino, SAB 682 Fiat baltas. 8 mašinas. Gerai, važiuoti, lyg Lamborghini važiavo. Pareigūnus pasitikęs įvykio dalyvis nurodė įtariamųjų, sumušusių ir pagrobusių jo brolį automobilio duomenis. Čia Focus. Man atrodo, ne? Netrukus pareigūnai pastebėjo ieškomą Fiat markės automobilį. Fiatas. Fabrikai, čia. Duris daryk. Automobilyje sumušto ir pagrobto nukentėjusiojo nebuvo. Kraujo dėmės ant alkūnių ir kelių atskleidžia, kad vyriškis aktyviai dalyvavo konflikte. Mes tai šis čia buvo, čia baliavojam, čia Krikštynas mano dukros. Dar dukros. Zrybė išvengė Krikštynos. Tikrai, kad Krikštynos. Grinai čia šalia. Jo, šitas tai važiuoja su mumis. Aš va čia, va, iš 4 ką tik važiuoju, čia galim važiuoti, paimsi dokumentus, viską. Jau žino, ką daryti, rankas ant mašinos, jau ne pirmą kartą čia. Drąsiai galite ieškoti, viską žinau, viską karkus, kaip. Čia palauk, čia pavyzdingas tėvas. Yra pagrindas. Sako, ar yra pagrindas kraujuose, sėdi visą, sako. Ar yra pagrindas? Ar jūs atgal parvešit? Sako, ar atgal parvešit? Nu, čia tikrai nieko įtartino, kad, karoči, pas jį visur kraujai. Nu, dar tokiose vietose. Alkūnės. Ir kelias. Bus matyt. Na, jeigu nebus. Netrukus Fiat keleiviams sugrįžo atmintis ir jie išdėstė savo įvykių versiją. Jo. Ir kur jisai pasiliko? Ten Rimko 24, jisai Rimkos ir į parduotuvę, ne? Kad broliai sakė, kad ne parduotuvė paliko. Į parduotuvę. Kad sakė, kad į mašiną sudinote. Mes jo, jisai šoko, sako, priimkit mane į mašiną. Kad nušišnė, eikšti už čia. Jisai sako, nu, ir prie parduotuvės pasiliko. Supūstas, striukė toks juodas. Su džinsais. Gal purvinas, jis rankos purvinas? Ne, tai aš čia po iš darbų, aš dirbu laivę. Ką darė laivę? Anglis suru. Vienas buvo
Kas siubė? Anglis krovė. Ai, anglis. Štynuose, kitas anglis krovė, o trečias labai stengiasi būti nematomas. Linksma kompanija. Man pavardės reikia, man pavardės jūsų reikia. Kas mane sulaikė? Kas mane ir už ką sulaikė? Kažkas sakysi? No komentaras, jo. Man pavardės reikia. Filmuok mane kiek nori, man pavardės reikia. Čia Terminatorius, karai. Filmuok mane kiek nori, pavardės reikia. Conor. Jau, tai praeitas prie filmavimo, ne kaip praeitas pareigūnas. Nori filmuoti. Kodėl tu krūvinas esi? Kodėl krūvinas esu? Todėl, kad susižeidžiau čia savo poilsiavietėse. Aš savo dukterį Kristiną švenčiu 20 metrų. 20 metrų švenčiu savo Kristinos. Už 20 metrų. Už 20 metrų. Susižaidė už 20 metrų. Va čia, va netoli. Va čia. Nežinau, ten taksi 4 taksistai. Su jumis jokių konfliktų nebuvo? Ne, jokių konfliktų nebuvo. Va tik tais prišoko, ne, ir daug nebuvo. Atėjo kažkoks tai darė durys, sako, davėšit mane greitai iki tilto. Ne, sakau, eik čia. O tai kodėl draugas krūvinas? Draugas ne tik krūvinas, bet ir labai smalsus. Su rakintomis rankomis sugebėjo perrėplioti. Jisai į priekį persėdo, sako, teistumas galės sėdėti. Nuo galinės sėdynės ant priekinės, kad geriau viską matytų. O kas čia yra? Kaip supras, kas čia yra? Agri, tu nori žinai, kas čia yra? Nu, aš Gal tau parodyti, kas atsitiko? Nu, kas atsitiko? Einam, va čia nais, va. Va, su jūsų darbuotojais aš parodys, kas atsitiko. Kur vielas yra, kur aš prasidėlis, kur viską. Aha. Nori tikrai parodyti? Ir pažiūrėsim, kas kaltas. Bet jeigu ne aš kaltas, įsitiksime ekspertai. Ekspertai. Pareigūnas fokusnikas, matai, iš kur fanariką išėmė. Matai? Išrausės. Tai, įsitikink, jeigu ne aš kaltas, ką tada darysi? Atsiprašysim, taip. Atsiprašysim, o čia... Nu ką čia? Agirdi, dabar man skauda. Tu gali atsiprašyti, ne? Taigi Aš tavęs galiu atsiprašyti. žmoniškai. Agirdi, aš tavęs galiu atsiprašyti, jeigu tu man dabar skaudžiai padarai. Taip, gali. Už ką? Ar tu gali atsiprašyti? Taip, už ką? Ar aš tavęs galiu atsiprašyti, jeigu tu man skaudžiai padarai? Žinai, tu man pisi į snukį, aš tau atsiprašau. Tu dabar gali atsiprašyti. Už ką? Nu, pats sakai, nori atsiprašyti. Ne, Agirdi, aš tavęs galiu. Sakau, Jeigu tau padaryčiau skaudžiai, ką tu galvotum? aš negalvočiau. Atvykus dar vienam policijos Na, esi neadekvatus. Važiuok, kadras. O, gražiai. Čia kaip siela kažkokia atsirado. Nu. ekipažui visi įtariamieji sulaikyti ir keliaus į komisariatą, kur vyks tyrimas. Policijos tyrėjai ir... Alentra? Ne. Kas čia? Ten kem šeštas, a čia Hyundai? Ten kem šeštas? Nu, atrodo kaip kem šeštas. Stopai. Nu, gal ne. Škoda. O mes galime? Laikyti ir keliaus į komisariatą. Čia Hyundai. Nu, šiaip jo panašus. Alentro, kaip pas tave? Elantra. Kur vyks tyrimas. Policijos tyrėjai ir ekspertai nesunkiai atkurs visą įvykių. Policijos? Aha. Geras. Jie turėjo? Kažkada. Labai senai. Eiga. Kas buvo krikštynose, kas kasė anglis, o kas žmonės grobė ir mušė. Nukentėjusysis, pagrobto vyro brolis, papasakojo, kaip viskas prasidėjo. Mes su dviejais broliais atvažiavom čia į visą parą dirbančią alkoholinių gėrimų parduotuvę nusipirkti alkoholinių gėrimų išgerti. Nusipirkti. Geras. Panašnyka. Ir prieš tai atvažiavę mes pamatėm, kad čia stovėjo kažkur apie 4 vaikinai. Ir tie vaikinai mums pasakė, pradėjo mūsų necenzūriniai žodžiai. Sako, pizdinkit nachus, čia mūsų alkoholis. Vartotis pradėjo mūsų pulti. O mes kaip esame išsilavinę žmonės, mes jų dėmesį nekreipiam, mes galvojame su taksi atvažiavom. Išsilavinę žmonės naktį važiuoja į načnygą alkoholį. Ir ten vietoj geria. Taip. Tu važinėjai naktimis į načnygą? Ne. Tai tu neišsilavinęs žmogus. Esi morozas kažkoks. Išsilavinęs žmonės važinėja naktimis į načnygą.
mes sėsim taksi ir išvažiuosim. Tai mes tenais nusipirkom, ką reikia išgerti. Ir mes išėjom. Ir iš karto mano brolio Raimundo Jurevičius, net nepriejus prie taksomos automobilio taksi, iš karto išlipo iš mašinos, dar 2 automobiliai privažiavo. Ir vat, iš tenais išlipo vaikinai ir jie iš karto įsodino į automobilį, apsisukė tiesiai per ištisinį liniją, nuvažiavo į tą pusę ir pasuko į dešinę pusę, į tenais nusivežė. O aš pradėjau aiškintis su kito automobiliu, kuris atvažiavo. Tenais pradėjau su jais mušti, sakau, ką jūs mano broliai darot. O vat, kur kitas automobilis buvo, tenais sėdėjo visi ten iš to automobilio niekas nesudė. Fiatas baltas. Taip, Fiatas baltas buvo ir Fiatas nusisuko į tą pusę išvažiavęs. Taip, ir aš pradėjau su juo. Brolis peršykęs. Nu, bet gerai viską. Pamena dar aš numerius užsiminę. Nu, krasava. Bet toksai peršykęs, žinai, kur 2 mašinas važiavo kažkoks kipišas lygiai vietai. Smuštis, o jie išlipė iš automobilio, pradėjo mane daužyti, kojam spardyti. Pradėjo kojam spardyti, rankom daužyti ir ten kitaip. Kai pamačiau, kad į tą pusę mano brolį nuvežė, aš pradėjau į tą pusę bėgti savo brolį ginti. Ir į tą pusę nubėgęs, pamačiau, kai mano brolis išėjo iš tos pusės. Ir mano brolis išėjo visas plikas, nurengtas buvo, jam visa nugara buvo krūvina, visa nugara buvo sudaužyta. Jisai vos paėjo, visas virduliuodamas praėjo. Visi konflikto dalyviai vyksta į komisariatą. Kelionės metu užvirė rimta diskusija apie įvairiausius gyvenimo aspektus. Tu man gali nieko nešnekėti. Man gali nieko nešnekėti. Aš šitoj prasiblaivysiu. Va tas ir reikia prasiblaivyti. Va tas ir... Man nerūpi. Mane nebuvo. Kaip tai tavęs nebuvo? Kaip aš galėjau būti? Bet čia taip dėl operatoriaus pasadino pareigūną atgal. Man gaila šito vyruko. O, tikrai. Sisėdė toksai rimtas, bet iš 2 pusių marozai. Bet taip gerai pripysė, ne? Žoskai. Čia, žinai, tas girtas reikalų aiškinimas aplink men. Čia tiek žoskai. Galėjai būti ir viskas, ta visą laiką reiškės buvai. Ta visą laiką reiškės buvai ir viskas. A tu nors žinai, kaip mane sulaikė? Man nerūpi, kaip ta visą laikę. Viskas čia tavo problemos yra, kaip ta visą laiką. Tu prieš mano bratkę rankos nekelsi. Prieš kokį bratkę? Prieš kokį? Čia tas, kur inteligentas? Jo. Tu iš mano bratkę rankas nekelsi. Nu, za bazar paėsnėjai, normально. Stumė čia nevaikiškai. Tai gal neapsišykęs. Nu, jisai peršykęs, nes 2 mašinos už brolį peršyko. Čia 1 ant 1 jau. Ir ten sakė, kad normaliai, kad jį daužė, jisai vastojo, viskas tvarkoja, nesumuštas. Nu, sumuštas, bet nesumuštas. Tai reiškia, kad... Sumuštas, bet nesulaužytas. Jo, tai reiškia, žinai, kad ten... Ne apsišykęs, o biški peršykęs už brolį. Bratki, prieš kokį pakėlį prieš tą ir žinai. Sorry, ne brolį, o bratkė. Kokį pakėlį už tavo bratkę ranką? Viskas sėdėk, aš nenoriu su tam kalbėti, aš nenoriu su tokiom šiukšlėm kalbėti, kurie Lietuvos padugnės yra, kurie Lietuvos įstatymus žaidžia, kurie... Inteligentas. Tokie vat šūdai, tai nežino, ką reiškia. Įtariamasis, pritrūkęs argumentų, ištraukė paskutinį kozirį, paslaptingąjį. Matai, kad šviesa dingo ir toks jausmas buvo, kad įtariamasis įjungia šviesą atgal. Ne, tai čia pareigūnas įjungia. Gerai, nes pasirodė, kad įtariamasis įjungia šviesą atgal. Į Ženką, kurio visi turi bijoti. Ženka, žinai, Ženka. Kas Ženka? Ženka, nu ir žinau, nu. O kur Ženka? Mano geriausias yra Anglijoje. Nu tai va, nu Anglijai, nu ir ką jis man padarys? Nieko jis tau nepadarys. Nu tai man tavo Ženka yra toks pat kaip ir tu. Taip pat kaip ir ant tavęs, taip pat yra Ženkas. Kodėl tu jam taip jėkis nesakai? O kaip aš jam jėkis nesakau? Aš taip pat tau galiu pasakyti, tu gali mano bratkiu nuoviai pasakyti. Aš jums netraudau? Ne, netrūk. Bravo, pareigūnai, Mahūras sėdi, ir tiesiog zaiparė, jie sako, netrakdau šią, nu gerai, tada ir laimingas sėdi. Šypsasi. Ne, tu gali pasakyti, kam tu gali pasakyti. Girdi, tu taip sakai tiesiai šviesiai Ženkai. Tiesiai tau į akį sakau, Girdi, lopas. Žiūrėk, į kamerą sakai Ženkai, tas pats, kai Ženkai į akį sakai. Aš tai tau sakau, žinai kaip yra. Ženkai, Girdi, kaip tu pasakai Ženkai? Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis. Aš irgi tas pats. Jisai apkabinės pareigūnai yra, jo? Nu, bet jie tą trankiau truko. Nu, jisaigi neįtariamasis. Ai, okei. Šviesiai. Aš tavęs ir tavo brolį neliečiau. Aš tavo ir tavo brolį neliečiau. Kaip tu nelietei? Aš ant jūsų tokių. Matai, kad aš tavo brolį liečiau. Aš ant jūsų tokių.
Dėjau, žinai kokį. Tai tu dėjai, bet aš nedėjau. Tu tai gali dėti ant įstatymų, bet aš nededu. Aš savo vaiką pakrikštėjau šiandieną. Pakrikštėjai? Šiandien savo vaiką. Savo zonai vaiką pakrikštėti. Girdi, už savo bazarą atsakai? Atsakau už savo. Pareigūnas tik sakai, atsakai? Jam pačiam čia įdomu, kad ta kipišas bus. Gerai. Nieko aš daugiau nesakau. Čia ne tarp pareigūnų. Galėsi Robį sakyti, galėsi Ženkai sakyti. Kad aš trukdau vis dėlto. Mane paliesi? Netrukdau. Sakai, net tarp pareigūnų čia. Nebūtų bairis, jeigu jis sustoja, pareigūnas išeina, jie biškį pasišneka, pasidaužo pareigūnas. Nu što, galim važiuoti? Važiuojam. Netrukdau. Pažiūrėsim. Aš žinau, kur tu gyveni. Nu tai tu žinau, kad tu Antrėjai jaurus užkonkės, aš pas tai hatą tai buvau. Nu ir ką tu mane išgazdinsi? Nieko aš tas negazdinu. Tu manęs gali negazdinti. Nei biškį negazdinu. Tol, kol Lietuvos... Tol, kol Ženka. Aišku, ką čia Lietuva valdo? Lietuvos pareigūnai valdo Lietuva nevaldo. Kaip jūs. Ar kas, ar čia jūs valdot Lietuvą? Čia Lietuva, mokesčių mokėtojų pinigai valdo Lietuvą. Kurie mokesčių mokėtojų... Inteligentas. Tikrai. Ar valdo, ne? A tu mokai? A Girdi, tu mokai, nors centas Mokėjau. Ką tu esi sumokėjęs? O ką tu statybos Aš ką sumokėjau? Litų sumokėjęs. Iki šio buvusio penktadienio mokėjau. Tai vot. Jumis mes, jumis iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikom. A Girdi, turiu prie Tau, turiu. 100%. Kokių? Va tai, kad tu mano brolį sumušai šiuo momentu. Mes pradėsim. A Girdi, mes pradėsim. Kiek galima ilgai stumti tą patį bazarą lygiai vietoj? Nu, tipo, jie niekur nepajudėjo. Nu, ir kaip pareigūnas laikosi. Ne, jam juokinga, aš matau, jam zašibys, jam juokinga, žinai. Jis prieš kamerą bando būti ramus. Pačiu išvengti čia sėdėtų. Mes pradėsim žiūrėti. A Girdi, mes pradėsim žiūrėti, kai aš užsiimsiu. Jisai verkia nuo juoko, jisai negali, jam pipės, jisai sėdė jau, bet negali atsilaikyti. Ekspertizės bus ir ekspertizės. Kumščio dydžio, kas ką sudaužė. Kaip nesvarbu, man tai svarbu, tau nesvarbu, man svarbu. Man jūs zonai ten turit savo taisyklės, jūs galėsit ten Mes ir turėjom taisyklės ir turėsim. Tu įėsi, tu teisingai. Girdi, gerai. Jis net nieko prieš sako, tai pas jūs zonai, tai pas mūsų zonai sako. Pas mūsų zonai viskas tvarkoja, aš sėdžiu, taisyklės yra, viskas tvarkoja. Čia pavyzdingas tėvas dar, kad primena. Šiandien pakrikštinu dukrą. 20 metrų, nuo vietos, kur supiso šitą čiuvaką brolį, bratke. Tam zonai, kur sėdė, yra normalių žmonių, bet normalų žmonės tikrai tave nepažiūrės. Ženka gerbi. Ženka, ne. Ženka, negerbi. Ženka, pažįsti Ženką? Aš? Tai aš, kaip aš negalėčiau pažinoti Ženką? Jisai Lietuvą valdo. Visi žino apie Ženką. Rašykite komentarus. Ženka like, nemušk. Jeigu žinot Ženką, statykit laikus. Negerbi. Nei tavęs, nei Ženka. Galit nufilmuoti bent jau šitą dalyką. Prašau, jūsų. Prašau, filmuoju. Gerbi Ženką. Tave filmuoja, tu pasakyk. Gerbi Ženką. Tu pasakyk, ką tu nori. Atsiprašau labai, kad įsikišu. Pasakyk, atsiprašau, kad įsikišu, ar gerbėte Ženę. Aš norėjau paklausti, o kas yra Ženka? Ženka, karočią, jo pabrolys, kaip čia pasakyti dabar, kartu su tam beveik gyveno. Sos vaikuose. Nepažįsti? Aš auginau visą gyvenimą, gyvenau su savo tėvu. Mane tėvas augino visą gyvenimą. Nieko, Ženka supras. Priešingas teisė veikat. Aš matau, kaip... Eik, parašyk ant manęs, ką nori. Man dėl manęs, aš nepaliečiau tais, ne piršto ir viskas. Nesupratau. Aš irgi nesupratau. Gerai, lipam. Įtariamieji ir nukentėjusieji duos parodymus, bet vienas klausimas lieka atviras. Kas tas Ženka? Kaunas. Gautas pranešimas, kad išplėšta vaistinė. Klausokras. Ten nubėgo, sakė, žemė ūgio su katiušonu. Gerai, tai imsi, pėdo maisė. Apiplėšta vaistinė? Kas tam dėlė? Nu, kažkaip apšį neprasiklaušiau. Aš galvojau, kaip mes eisim valgyti, žinot. Rimtai, va dabar sėdėjau, kokią minutę, galvojau, ką mes eisim valgyti. Aš prieš tai galvojau, tipo nieko, jeigu mes čia kadre valgysim pilmenį.
Kaldūnus, atsiprašau. Čia, nu, žiūrim ir valgom. Lietuvių žaidimas susipysu biškai. Ne, aš manau, kad, nu, tipo, jeigu kažkokius užkandžius, tai gal ir nieko, bet jeigu koldūnus hujerinsim, tai biškai per žostkai. Ne, jūs ten. Da žiūrėsim, eisim pavalgyti. Nesiparink. Tai aš sakau, aš jau galvojau, kaip aš jūs vyru. Papšiai nesupratau, kas vyksta, tik signalą, kaip girdžiu toks. Ir jau pas mane mintise, aš jau vyru, ten jie plaukio, taip ratukų laksta. Karoč, greičiau sužiūrim, greičiau pavalgysim. Kraujo yra. Jo. Tai gerai yra. Tai perėsim. Kraujo yra. Tai gerai yra. Zaibys, gerai. Yra. Netoli įvykio vietos pareigūnai pastebėjo iš kiemų išvažiuojantį automobilį ir sustabdė jį, ketindami patikrinti dokumentus. Keleiviai turėjo ne tik dokumentus, bet ir... O, vaikinė. O, vaikelį. Čia jau biškai priskinė reikalų. Ir kitų iškilai būtinų daiktų. 3 vyrai padėję rankas ant automobilio, lyg ant kalėdinio stalo, regėjo stebuklą. Geras komentatorius. Kaip tarsi iš niekur atsiranda gausybė daiktų. Pistoletas, peiliai, švirkštai, galimai narkotinės medžiagos pakuotės, pincetas, žolės malūnėlis, atsuktuvas ir ragatkė. Šiame rinkinėje... Ragatkė čia top. Bet ragatkės nėra tų visokių bandymų. Jisai paima švirkštą, užpisa į ragatkį ir pisa kitam iš to. Arba kuksą savo. Bet tai kolchozna ragatkė. Nu galėjau... Ne, perpėsiu per stalą. Viskas gerai, lygtais. Ja, gerai. Filmuoja. Nuplyšusi. Eilėje nusikaltimams daryti. Jau panaudota. Vienkartinio ragatkė. Keiščiausiai atrodo ragatkė. Gal vyrai paukštukų nemyli, o gal naudoja ją kaip distancinį pultelį gatvės žibintams išjungti. Ar... Blet, variantas, nepagalvoju. Eini, karoč, vietoj pulto. Vienas lempas, kitas lempas nėra, trečias lempas nėra. Dabar taip nesuveiks, dabar ledai visur. Jeigu nepataikai su ginklu. Mašinos signalizacijai patikrinti. Asmens apžiūros metu pareigūnų laukė dar daugiau Blet, čia rimti bachūrai. Nu, tikrai. Prizų. Ten vienas, čia dar vienas. Čia matyt, koks vierchas buvo miesto Kauno. Kaip tas praeitas buvo? Kostė, ne Kostė? Ženka. Ženka. Lakai. Išidėjo šaratus gaminius. Ką? Yra? Travmatas. Aš galvojau, kad baivoj, tai biškai peršykęs buvau. Travmatas. Nu, skauda, kai peršalo. Labai skauda, bet, nu, nors nemirtinai. Su šratais visi? Ant krūtinės žibintuvėlis. Iš kairės pistoletas, iš dešinės peilis, o ant nugaros gal heksogeno kilogramas. Pažvelgus į tokią ekipiruotę, savoka gatvių mūšiai skamba... Peilis tai labai rimtas. Matai, jo. Ten ir... Kareivinis biški. Ne tai, kad kareivinis, aš sakyčiau. Kaip tik, kad žudytų, ta prasme. Ten... Ne, tai žiūrėk, jie vapšiai nevaikščius rinka. Čia rimčiausias ginklas, žinok, ragatkė yra. Nu... Visai kitai. Matosi, kad šios kompanijos vyrai užima skirtingas pareigas ir skirtingus darbus dirba. Daiktų sąrašą papildė replės laidams karpyti. Gal elektrika? Vienas nastriomė, kitas karoč, vienas ant šucherio, kitas... Nu, tas su pistoletais su viskuo ant šucherio, o tas kitas su replėmis įlaužo. Ir trečias vairuotojas. Jų 3? Taip. Okay. Signalizacijų specialistas ir dar vienas žibintuvėlis, juk vyrų darbas prasideda iškart po saulėlydžio. Ištrauk šitą daiktą, kas čia yra. Jo.
Štrauk. Ant stogo padėk. Dėk ant stogo. Kokios rankos, Ten šakutė buvo. Mes čia ten kažkokią šūdą įsilaužti į tą, į tokie ir duris. Nu, šiuo momentu į vaistinę. darbai. Gavome pranešimą, kad Geležinio Vilko gatvėje yra apiplėšta vaistinė. Atvykus į įvykio vietą, pastebėjome išdaužtas duris. Nesuveikė, išdaužė duris. Pilietis padaręs nusikaltimą pasišalinęs iš įvykio vietas. Apvažinėdami teritoriją, ieškodami įtartino asmens, pastebėjome iš kiemo išvažiuojantį automobilį. Sustabdžius automobilį, jame sėdėjo 3 piliečiai, pas kurios radome ginklų, peilių ir galimai narkotinių medžiagų. Piliečių sulaikėme, pristatysime į komisariatą tolimesniam aiškinimuisi. Va, toks buvo ir epizodas, Faro. Nu, tokia buvo pabandymo serija mūsų. Tai ačiū už peržiūrą. Tikiuosi jums patiko, tikiuosi buvo linksma. Aišku, prasidėjo serija biški žostkai, nu nieko. Toliau buvo šabys linksma. Mes einam pavalgyti. A jūs rašykit komentarą? Ką mums žiūrėti toliau. Tikiuosi šitas, kaip čia, kaip tu pavadini, šitą rubriką, jau? Jo. Tikiuosi šitą rubriką patiks ir leisim ją dažniau. Все. Iki. Hebryte.